diena, gerbiami konferencijos dalyviai. Tiem, kas nežinau, prisistatysiu, esu Nerijus Kusaitis, Miškų departamento direktorius Aplinkos ministerijoje. Ir šiandien norėčiau pakalbėti, tema jau šiek tiek buvo paliesta prieš tai prezentacijoje apie atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir sprendimų priėmimo Lietuvos miškų politikoje. Tiesa, aš kalbėsiu kiek kitų kampų apie šitą problematiką ir pasistengsiu, laiko limito neviršyti. Tai pirmiausia, mes žinome, kad Lietuvoje formuojama ilgalaikė nacionalinė miškų politika, paremta tradicijomis, tarptautiniais įsipareigojimais ir kad šią politiką siekiama darnaus miškų ūkio, kuomet suderinami visi interesai, ekonominiai poreikiai, ekologiniai seniai poreikiai visuomenės, kartu užtikrinant miškų išsaugojimą. Tai šitoje vietoje viskas yra labai gražu ir gerai. Mes turime visą eilę vienas už kitą gražesnių strateginių dokumentų, bet vis tiek išlieka klausimas, kuris beje čia nėra vien Lietuvos klausimas. Čia yra bendras klausimas, kuris pastaruoju metu aktualus ir kitose šalyse. Tai yra, kiek miškų politikos sprendimai paremti mokslinių tyrimų rezultatais. Ta sąsaja tiesiog. Ir čia dabar jau bus taip pat sąsaja su tų prieš tai darytų pranešimu, kai mes kalbėjom, kodėl ten vienaip ar kitaip tas dialogas stringa tarp mokslininkų ir politikos sprendimų priėmėjai. Tai aš pabandysiu tą paanalizuoti iš kiek kitos pusės. Tai pirmiausia, reikėtų įsivardinti mums tokius kaip svarbiausius miškų politikos sprendimus, kurie buvo priimti nuo nepriklausomybės atkūrimo. Jų galima daug vardinti, aš išskirčiau tris tokius svarbiausius. Tai pirmiausia, žinoma, čia mes kalbam jau plačiai apie miškų politiką. Tai pirmiausia, nuosavybės teisių miškus atkūrimas. Čia mes sukuriam privačių miškų sektorių ir įvedam konkurenciją žaliavinės medienos tiekime. Toliau labai svarbus politinis sprendimas buvo rinkos ekonomikos įdiegimas miškų ūkyje. Vėlgi, pelningai veikiančios valstybinių miškų įmonės, nereguliuojama žaliavinės medienos kaina ir privatus subjektai miškų ūkio veikloje. Bet šitie du miškų politikos sprendimai realiai jie sąlygoti nacionalinės politikos išorinių sprendimų. Čia nėra kažkas tai, ką miškininkai sugalvojo, ar ką miškų mokslo ir miškų praktikos ir miškų politikos sprendėjai savarankiškai išvystė. Na ir trečią tokią grupę sprendimų išskirčiau, kur yra kalba apie naujų miškų įveisimą, tai yra apželdinimas miškų. Na, šitas vėlgi tikslas ar sprendimas jis nėra naujas, realiai naujų miškų įveisimas, perimtas miškingumo didinimas, perimtas iš sovietinių laikų miškų politikos. Čia, aišku, yra labai supaprastintai, bet čia yra svarbu tas, kad mes kalbam, kad realiai tai, kažkokių esminių naujų miškų politikos iniciatyvų iš vidaus nebuvo. Viskas yra daugiau sąlygota iš bendrosios nacionalinės politikos. Tai tas yra svarbu, kai mes kalbam paskui toliau apie tą sąsajas tarp politikos sprendimų ir mokslinių tyrimų. Dabar kalbėdamas apie miškų politikos mokslinius tyrimus, aš iš karto pasakau, kad aš kalbu ganėtinai siaurai, šiuo kalbu daugiau apie taikomuosius tyrimus ir jie toli gražu neapima visko, bet čia aš tuos pateikiu kaip po pavyzdžius, kad mes susidarytume bendrą vaizdą. Reiškia, mes turėjome keletą darbų valstybinių miškų ūkinio valdymo tobulinimui, pradedant nuo 90 kažkelintų metų ir baigiant 2009-2012 metais. Tačiau, realiai iš tų darbų, aš drįstu sakyti, jokio rezultatų politikos sprendimuose neperimta. Toliau keletas darbų nacionalinės miškų programos temomis buvo čia, jau dalinis rezultatas, reikia pabrėžti, buvo perimta ir politikos sprendimuose.
keletas darbų teisiniam privačių miškų reglamentavimui, epizodiškai taip rezultatai